Na, o dabar keliausim tiesiai į mūsų studentų atstovybę. Kaip matote, mūsų studentų atstovybė šiandien ruošiasi kasmetiniai jau 5 metus iš eilės vykstančiai dovanėlės vaikui akcijai. Mes važiuosime į Vilkijos vaikų namus ir dovanos jiems surinktas per porą mėnesių dovanas. Gal norit ką pasakyti? Švenčiu! Mes esame Kūno kultūros akademijoje, tai sportuojam labai daug. Ir mūsų sportinė veikla galima sąlyginai būtų suskirstyti į 2 tokius segmentus. Pirmasis tai yra sportas, pasiekimų sportas. Mes turim 34 specializacijas, tai yra 34 sporto šakų trenerius rengiam. Ir visų šių sporto šakų užsiėmimai po paskaitų vyksta. Ir kitas segmentas sportinės veiklos, tai būtų sportas tiesiog pomėgis, laisvalaiko praleidimo forma, sveikatinimo reikalai. Aš studijuoju Lietuvos Kūno kultūros akademijai, nes noriu ateityje būti trenerė ir čia yra daugelis specialistų, trenerių, profesorių, kurie mane tam ruošia. Sveiki, aš Vaidas, golfas mano aistra. Aš golfo treneris, Lietuvos Kūno kultūros akademija – vienintelė aukštoji mokykla rengianti golfo specialistus. Golfas Lietuvoje atsirado prieš 10 metų. Golfo pradininkai yra prezidentas Valdas Adamkus ir golfo tėvu tituluojamas Vytautas Motiejūnas. Kiekvienas studentas akademijoje laisvu metu turi galimybę mokyti žaisti golfą. Krepšinį žaidžiu jau 12 metų, taip pat treniruoju mažas mergaitės krepšinį ir neįsivaizduoju savo gyvenimo be krepšinio. Mes turim vyrų 3 komandas, kurios yra nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžia, studentų 2 komandos, merginų aukščiausio lygoje komanda, kuri žaidžia. Dar daugiau mes turim krepšinio merginų sporto centrą akademijoje įkurtą. Čia taip pat reziduoja krepšinio trenerių asociacija. Žodžiu, krepšinis komandinių sporto šakų tarpe, ko gero, yra sportas numeris 1. Sveiki, šiandien darysim pilatės treniruotę, pilatės mankštą su kamuoliais. Pilatesas yra labai gera mankšta, tiesiog unikali, stiprinti pilvo raumenis, nugaros raumenis, gerinti laikyseną. Labai svarbus yra kvėpavimas, tiesiog pakvėpuokim kelis kartus, giliai įkvepiant per nosį ir iškvepiant per burną. Iškvepiam ir įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Bandom pakelt po vieną koją aukštyn ir negriūnam, išlaikom pusiausvyrą, įkvepiam, iškvepiam. Na ir kita paskaitinė veikla yra, jeigu pirma buvo susijusi su mankšta, su kūno kultūra, su sportu, tai antra su menais. Mes turime tautinių šokių ansamblį Rasa, kur ko gero paskaitlingiausias. Turime labai aktyvų turistų klubą Altos ir turime įvairius kitus užsiėmimus, kaip judesio teatras, kuris yra viena iš specializacijų kūno kultūros programoje. Taip mes su komanda ruošiamės kiekvienoms varžyboms. Komanda, ar jūs pasiruošus? Taip!